vėjas nepastovios krypties silpnas, šalyje bus 12–17 laipsnių. Rytoj dieną mažai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 5–10 m/s, temperatūra kils iki 25–30 laipsnių, Kuršių nerijoje 22–24 šilumos. Apžvelkime prognozes detaliau. Giedra 25–26 šilumos Klaipėdoje ir Palangoje, Šilutėje bus 29 laipsniai, Tauragėje ir Telšiuose debesuota su pragiedruliais, čia bus 28–30 karščio. Šalies šiaurėje rytoj saulėta ar nepastoviai debesuota, o temperatūra Šiauliuose, Panevėžyje, Biržuose, Mažeikiuose ir Joniškyje sieks 26–28 laipsnius. Kaune, Marijampolėje, Alytuje, Varėnoje ir Druskininkuose rytoj diena debesuota su pragiedruliais, bus 29–30 karščio. Saulė protarpiais debesis užstos ir rytiniame pakraštyje, o temperatūra įdienojus Vilniuje, Ukmergėje, Utenoje, Ignalinoje ir Švenčionyse sieks 26–28 laipsnius. Kitos dvi paros bus sausos ir karštos. Šeštadienio naktį vėjas silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5–10 m/s, naktį bus 12–17, dieną 28–33, pajūryje 24–27 laipsniai. Sekmadienį vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s, temperatūra naktį 15–20, dieną 30–35, pajūryje 26–29 šilumos. Tiek apie Lietuvą, pereikime prie Europos orų. Giedra 26 laipsniai Stokholme, Osle bus debesuota su pragiedruliais ir 28 šilumos. Helsinkyje, Taline 21–23 laipsniai, Rygoje 22 bus saulėta. Kijeve rytoj debesuota su pragiedruliais 27 šilumos, Varšuvoje giedra ir 31 karščio. Centrinėje Europoje rytoj praktiškai visur prieks saulė ir bus tikrai karšta. Berlyne ir Prahoje 34, Vienoje ir Budapešte 37, Amsterdame 38, Paryžiuje 39 laipsniai. Karšta ir Briuselyje 37 laipsniai, čia žadamas lietus su perkūnija. Londone rytoj saulėta bus 38 karščio, Dubline debesuota su pragiedruliais ir 25 šilumos. Saulė protarpiais debesis užstos Lisabonoje, čia 26 laipsniai, kitur Pirėnų pusiasalyje saulėta, Barselonoje 30, Madride 35 karščio. Saulės rytoj netrūks Romoje, Atėnuose, Antalijoje ir Stambule. Temperatūra dieną šiuose miestuose kils iki 32–34 laipsnių. Apie orus tiek, ramaus vakaro.